Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Atostogas kaime. Prie mikrofono Diana Dubatauskienė. Visą vasarą lankėme įvairias kaimo turizmo sodybas, kur mėgavomės ramybę, grynų orų, bei lepinome save kaimišką aplinką. Savo pirmoje laidoje buvome žadėję, kad supažindinsime jūsų visų specializacijų kaimo turizmo sodybomis. Šiandien pristatysime paskutinį iš 10 veiklos pobūdžių kaimo turizme. Kalbėsime apie kaimo turizmo sodybas organizuojančias verslo renginius. Jūs žinių radijo klausytojai ypatingai gerai žinote, kaip svarbu tinkama konferencijos, seminaro ar įmonės pobūvio vieta. Virš 200 kaimo turizmo sodybų Lietuvoje kviečia įvairius verslo renginius organizuoti pas juos. Čia rasite ne tik tinkamas patalpas, reikiamą įrangą, apgyvendinimą, maitinimą, bet ir puikią galimybę turiningai praleisti laisvalaikį. Šiandien atvykome būtent į tokią sodybą. Esame Raseinių rajone Darbutų kaime. Sėdime prie Kirkšnovės upelio kranto ir kalbiname jos šeimininką Romaną Aniulį. Labadiena. Labadiena. Jūsų sodyba orientuojasi į verslo renginių organizavimą. Kada ir kaip pasukote būtent šiuo keliu? Šiuo keliu pasukome, kai įrengėme įsigytą sodybą, kurioje yra didelės salės. Ir labai ypatingai graži vieta, pušynas, yra kalnai, yra vanduo, 4 hektarai tvenkinys, yra upelis Kirkšnovė. Žodžiu, kaip Šveicarijoje, viskas neverta važiuoti į Šveicariją. Kokius verslo renginius pas jūs dažniausiai organizuoja įmonės? Daugiausia tai būna mokymai. Laipioja po medžius aukštai ir įrodo, kad vienas žmogus nieko negali padaryti be kolektyvo, be komandos. Ir tik su komanda galima nugalėti didžiausius sunkumus, tarpeklius ir taip toliau. Be to, pas mus įmonės moko savo darbuotojus. 2 dienų mokymai vyksta. Pirmąją dieną skaitomos paskaitos, užsiėmimai, vakare laisvas laikas, yra pasivaikščiojimas pažintiniais takais ir vėliau vakare pirtis. Pas mus šalia pirties yra užtvanka, Kirkšnovė yra užtvenkta ir padaryti kaskadai. Vanduo krenta iš 3 metrų ir iš 7 metrų. Pasikaitinę pirtyje, stipresnėji eina prie 7 metrų kaskadų, o silpnesnėji prie 3. Taip pat ten yra lauko baseinas. Kokių dar pramogų pasiūlote savo svečiams po įtemptų konferencijų ar seminarų? Pas mus yra daug pramogų, mes turim ir valtimis paplaukiot galima. Galima netgi kelių valandų ar kelių net dienų plaukimą baidarėmis Dubysos upe. Taip pat šaudymas iš lanko, šaudymas iš orinio, žvejyba, kaip minėjau, pirtis, ir daug kitokių dar. Pas mus yra ypatingas dalykas, kad pas mus nėra uodų. Kodėl pas jūs nėra uodų? Čia dar mes patys labai gerai nežinom, už tai sakom, kad tai konfidencialu. Bet noriu pažymėti, kad čia nepurškiama jokiais chemikalais ir nenaudojami kitokie fiziniai. Viskas yra gamtiniai. Vienas iš pagrindinių uodų naikintojų tai yra šikšnosparniai. Mes net keliam inkilus šikšnosparniams ir jų dauginam. Per radiją man teko girdėti, anksčiau girdėjau, kad vienas šikšnosparnis sunaikina 1000 uodų per naktį. O dar vėliau gamtininkas sakė, kad per naktį šikšnosparnis suėda 1/3 savo svorio uodų. Tai yra kažkur 3-4 tūkstančiai uodų per naktį. Tai manau, čia yra vienas iš svarbiausių veiksnių. Be to mes labai daug iškėlę inkilų. Labai įvairių paukščių turim ir jie taip pat prisideda. Ir trečias, jeigu anksčiau galvojom, kad tai žuvis naikina lervas uodų, tai dabar manom, kad tai čia trečias veiksnys, kuris mažina uodų skaičių. Tai plačiau apie pažintinius takus. Jeigu einam link Dubysos nuo mūsų sodybos, tai yra šaltinėlis. Pas mane ypatingas yra šaltinėlis, kurio vandens temperatūra esant 30 laipsnių šalčio ir 30 laipsnių karščio 12 laipsnių. Ir nėra jokių kenksmingų medžiagų ir yra gyvas visa tai, kas reikalinga žmogui.
Žmonės labai žavisi. Toliau yra 12 ąžuolų virš 200 metų amžiaus. Labai atrodo pradžioje, kad jie nėra stori, bet 2 žmonės niekaip negali apkabinti jų. Dar toliau yra maumedžio giraitė. Maumedžiai yra jau 60-70 metų. Labai gražiai atrodo. Toliau Santaka, Kirkšnovė įteka į Dubysą. Irgi esam pastatę soliukus ir ten medituojame ir žiūrim į nutekantį vandenį ramiai, kad nebūtų žmonių, vienas labai tyliai, pusvalandį pamedituoji ir labai apramini nervų sistemą, tas labai teigiamai veikia sveikatą. Per pat yra pliažas prie Dubysos. Įdomu pastebėti, kad jeigu anksčiau, kol buvo laukinis paplūdimys, tai būdavo privežama visokių šiukšlių, pridaužyta butelių. O dabar, kada yra kontroliuojamas, tai žmonės tokie tvarkingi, tokie švarus. Jeigu mes gražiai tvarkingai pakrantės sutvarkysim, nepaliksim šabakštynų, tai pailsės ir žmonės. Juk mes ne vien dėl paukščių ir dėl žvėrių gyvenam, juk vis tiek žmogus yra svarbiausia. A tų šabakštynų Lietuvoje dar tiek ir tiek yra, ten tegu tik dauginasi tie paukščiai. Ir tarp kitko, netgi ir daugintis paukščiams pas mus palankesnės sąlygos, nes paukščių perėjimo metu mes neleidžiam vaikščioti netgi prie paukščių perėjimo vietų ir užtikrinam jiems ramybę ir jie puikiai, pas mus labai daug ančių išsiperi ir visų kitų tulžiai peri, net retas saugomas paukštis. Kaip žinau, pas jūs ekologinis ūkis. Ne visai ekologinis, bet didžioji dalis, ypač miškas, yra ekologinis. Aš dar vieną hobį be kaimo turizmo turiu dar ir bitininkystę. Taip kad bitutėm pas mane irgi labai gera, kadangi miške labai daug visokių augalų ir medus yra ypatingai geras, o ten jisai yra iš tikrųjų ekologinis. Atvažiavę svečiai jūsų sodybą domisi turbūt ir krašto istorija. Vaikščiodami pažintiniais takais mes visada pabrėžiame, kad yra šalia mūsų dar būtų piliakalnis, net 2 piliakalniai vienas prie kito, bet lankomas daugiau vienas. Ir su juo yra visa eilė legendų. Net yra legenda, kad turtuolis Bielskis buvo netikintis ir dėl to jo dvaras prasmego tenais. Reikia čia paskaityti atskirai, daug tų legendų yra. Žmonės domisi to taip pat. Romanai, kaip Jūs manote, kodėl patrauklus kaimo turizmas verslo renginiams? Verslo renginiams patrauklus todėl, kad jie atitrūksta nuo miesto, nesuvilioja kitokie reikalai, jie yra izoliuoti, čia mokosi, čia jie vietoj maitinasi, ir jie pasilsi, vakare pasivaikšto pažintiniais takais, pabendrauja tarpusavyje, pirtyje bebūdami tarpusavį taip pat pasišneka ir manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių priemonių kolektyvo cementavimui, komandiniam darbui ir taip toliau. Po tokių renginių paprastai kolektyvai žymiai efektyviau dirba. Kodėl žmonės važiuoja pas Jūs? Kuo išskirtinė Jūsų sodyba? Kaip minėjau, pas mus labai gražu. Yra ir kalnai, ir miškas, ir vanduo, vienkiemis. Nėra jokio transporto pravažiuojančio prie pat. Galima ir padainuoti, jeigu reikalas yra, ir fejerverkus naudoti. Daug kas šito negali. Be to, aš labai myliu žmonės. Svarbiausias dalykas – mylėti žmonės. Jei žmonių nemyli, jei pyksti, kad vaikas nuskynė kokią gėlę ar kažkur praėjo, tai reikia geriau neužsiimti, nes tai nervinė įtampa, stresas ir kenkia sveikatai. Aš tuo tarpu žmonės labai myliu. Ir noriai su jais dalinuosi, pavedžioju tais takeliais, nuvedu prie šaltinėlio. Kaimo turizmas jums yra labiau verslas ar hobis? Sakyčiau, kad kartu, aš tų hobių daug turiu. Tai vienas iš jų yra kaimo turizmas. Bet, žinoma, ir praktiškai verčiamės iš kaimo turizmo. Matėme stovyklavietę, turbūt tenai verslo renginių dalyviai nelabai nakvoja palapinėse.
Kodėl? Kaip tik šią vasarą ypatingai daug. Pastatėm keletą pavėsinių, tai tiesiog iš anksto reikia užsisakyti prieš savaitę, kad gaut pavėsinę. Ir po pavėsinė yra tik tai stalai, o šalia pasistato palapinės ir nakvoja. Netgi atsiveža su savim portatyvinę pirtį, kubilą ant priekabos. Taip kad labai daug nakvojančių palapinėse. Gal turite kažkokių planų verslo renginiams? Aš jau amžiai, tai kažko labai didelių perspektyvų nėra. Reikėtų kažkaip pagilinti tai, ką esam padarę, pagražinti. Bet mano gyvenimo tikslas visą tą, ką aš uždirbsiu, pagražinti savo sodybą ir padaryti paminklą ateinančioms kartoms. Mes su kolektyvu esam pasodinę virš 120 000 medžių. Ir net kai kurie sakydavo, nu kam tu sodini, tu juk jų nepjausi. Tai vat tame yra esmė, kad pasodinus, po to matai, kaip jie auga, kaip jie džiugina širdį, sielą. Taip kad didelis malonumas būti kaime. Ir didelis malonumas pabendrauti su žmonėmis, su gamta, su medžiais, su paukščiais. Žodžiu, aš labai gerai jaučiuosi. Manau, kad tai man duoda papildomai energijos. Prisiglaudus prie medžio kiekvieno gauni, juk yra medžiai vampyrai ir medžiai donorai. Tai prisiglaudus prie ąžuolo ar pušies aš gaunu daug energijos. Ir tai mane džiugina. Ir kol kas esu sveikas ir manau, kad dar galėsiu padirbėti kiek tai metų. Ačiū Romanai jums labai už pokalbį. Prašom, nėra už ką. Atvažiuokit dažniau, pamatysit, kaip pas mus gražu, gera. Ir nereikia važiuoti į Šveicariją, Austriją. Čia Lietuvoje yra tokių puikių gražių vietų, kad tikrai ir pailsėti galima ir nebrangiai. Ir netgi nereikia specialiai atostogų, jums galima savaitgaliais pabūti. Taip kad kviečiu. Kalbinome sodybos šeimininką Romaną Aniulį. Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis savo svečius vaišindavo lietuvišku midumi. Tradicinės lietuviškos virtuvės verslo pietus tinka ir mūsų laikams, tiek šalies, tiek užsienio partneriams, o verslo reikalams aptarti svečius galima pakviesti į pirtį. Mūsų tinklapyje www.atostogaskaime.lt rasite įvairius kaimo turizmo pasiūlymus verslo susitikimams, teminiams vakarėliams ir kitiems įmonių renginiams. Su jumis buvo Diana Dubatauskienė ir laida Atostogos kaime. Iki kito penktadienio.